Aš esu Bait Balaklava ir šiandien mes... Aš esu Bait Balaklava, o čia yra stipriausias 19-metis Lietuvoje. Šiandien praleisiu 24 valandas su Povilu, kuris man parodys, kaip atrodo 19-mečių pasaulio čempionų diena. Pamatysim, ką jis valgo, kaip sportuoja, kokius papildus geria ir pažiūrėsim, ar aš darydamas tai, ką daro jis, gale dienos atrodysiu taip pat. Bet visų pirma, kad iš vis turėtumėm šiandien ką valgyti, mums reikia apsipirkti. Povilas dažniausiai renkasi kokią parduotuvę, kur savo visus... Lidlas, pas mane dažniausiai Lidlas yra. Okay. Viską randi, proteiną, ką reikia. Jo, viskas košės, viskas bananai ir geriausiam kainom dažniausiai įsirinku. Turi basmati būti ryžiai. Basmati ryžius aš irgi vis dabar. Kur čia basmati, va. Žiūrėk, euras 800 gramų jaučiu užteks visai dienai. Sugalvokit, hebra, parašykite komentarus, kaip manot, vienos dienos Povilo apsipirkimas kiek kainuos. Pastaruoju metu jėmų dažniausiai greito virimo, bet šiandien jėmam truputį sveikiau. Makaronus dažniausiai šiaip rimekį pirku, bet makaronai geresni man rimekį. Kokie tavo mėgstamiausias spagečiai ar tokie? Dažniausiai mū tuos kaspinėlius. Kaspinėlius? Nu, o čia nėra jų. Tada toliau eina mėsos. Gerai, čia ne mėsa, bet pieno galim iškart paimti. Nu, 2 tai 2 jaučiu paimam. Pažiūrėsim visų pirma, ar tilps, su antra, ar taip užaugs kaip jisai per vieną dieną. Turi graikiškas būti. Ok, turime graikišką alyvuogių aliejų. Aš visada ėmu kepsniams arba juostelės, tada iškepa minkštesnė būna. Vadidlio obuoliai apsimoka visai geri yra. Kur čia toksai dėžutė turi būti. Šita. Obuolių pakelis. Kiek per dieną suvalgai? Dažniausiai 1-2. 1-2. 1 apple a day keeps the doctor away. Riešutų sviesto reikia. Galim tokį pasimti? Ne, mes lauk. Ne? Mesk. Gerai. Gerai, va riešutų. Glotnų ženkliai lengviau valgosi, negu traškus imkit visada glotnų. Ok, pro-tipas, klausykit. Žinau, ką daro, riešutų sviestas. Neimkit niekada standžių, šitas grinai skystas labai lengvai susieina. Ketčiupo reikia. Pamatysi, parodysiu slaptą receptą, bet kai geras bus. Va, įmam heizdą, ok? Jo. Bonkutė panašymus. Kokią uogienę mėgsti, gali kokią nori rinktis. Šiaip aš valgau su varške šitą arba aviečių. Nu tai davai šitą paimk. Tada einam batono. Taip turi būti skrūdinimui, nes skrūdinimui ženkliai geresnė gauna sudėtis. Ką su juo darysim? Džemą dėsim uogienę, čia prieš treniruotę bus. Su mašinukai? Jo. Net batono sudėtį reikia pasakyti. Jo, skrūdinimui tiesiog mažiau riebalų turi negu paprastas. Ok. Kruasanai. Kruasanai. Jeigu nebūtų šitų skyriaus Lidle, tai aš atrodyčiau, man atrodo, dar geriau už tave. Jisai sugadina visus gensus. Reikia jums sviestinius, kurių turbūt neimi. Su šokoladu dažniausiai, sveikiau. 3 kruasanai, 1 dar ir operatoriui, draugiškai pasidalinsime. Operatorius irgi su mum bulkins, ką tu manai nebulkinsi? Bulkinsi kartu. Aišku, čia gausi ženkliai daugiau, bet čia yra daug produktų, kurie ilgiau užteks, kad žmonės nepagalvotų, kad čia kosminė mityba. Jo. Pamatys kainą ją figėlins. Kiek pakelių? 2, nebent operatoriui dar 3. Operatorius? Ne? Nes matau sulysęs visas. Gerai, ir bus viskas, judam į kasas. Viskas, ne? Jo. Ok. Tai ką, bus avižiniai dribsniai, angliavandeniai, makaronai, ryžiai, alyvuogių aliejus, graikiškas beje, vištiena, filė, žemės riešutų kremas, glotnus, netraškus kaip ir sakiau, uogienė, varškėlės 05, 2 bananai, po treniruotės sviestiniai kruasanai, obuoliai, batonas be skrūdinimui, nes tada mažiau riebalų gaunasi. Ir dar soja pamiršau, soja dar būtinai, čia irgi ryžius. Dėl skonio, ne? Jo, dėl skonio. Varom gaminti. Stipriausi Lietuvos čiūvai valgys čia. Nepirkit vištienos, palikit mums reikia labiau. Paskui prieš treniruotę šitą išmėginti, žiūrėsim kaip suveiksim. Proven pump, čia pump boosteris kažkoks, ne? Taip, čia yra gliucerolis, nes neseniai atėjus iš Amerikos tokia pumpo schema į Lietuvą. Šiaip mažai lietuvių naudoja, bet aš jau naudoju. Pažiūrėsim kaip suveiks. Aš būsiu ir pats pirmas filmų. Visą vandenį, kaip treniruotės metu visą perneša į raumenis, geriau pamatysite. Dar dasijungsim citrulino malato. Va toks irgi yra, jokio brendo, nieko. Čia ir paslaptis gal visą. Čia irgi yra truputį gliucerolio, citrulino. Viskas prasidės su Olis, Enas, Oidas.
Aš manau, tau įdėsim vieną. Pabandysim, nu tai davai, eksperimentuojam. Netelpam, konkrečiai netelpam tą virtuvę. Kol višta čilina keptuviai, pažiūrim, kaip gerai Povilas pažįsta savo kasdieninį maistą. Užsilį makaronų. 100 gramų kiek? Kiek kalorijų? 3 kažkur bus. 3,7, nuo 3 PM iki 3,7. 363. Labai gerai, labai gerai. Batono, va, šito manau nežinosi. Nors lemą žinosi. Ok, kiek? 100 gramų. Man atrodo, kad 200 jau. 100 šiam veikia, va, šiam 3 buvo. 275. Šitą pirmą kartą jau. Naujas batonas. Jau riebų paėmė. Riebų. Riebų, kad išrinko. Riešutų sviestas. Ok, 100 gramų kiek? 600 PM kažkur bus. 640, viskas kol kas labai teisingai, išskyrus batoną naują. Davai, uogienė. 50% mažiau cukraus joje, kad tau truputėlį būtų lengviau. 100 gramų kiek kalorijų? Galvokit jūs irgi taip pat. Ai, tai 200 kažkiek bus. Jeigu tikrai mažiau 207 eurų. 246. Ok. Ne fake bodybuilderis dėl to. Tada... Turim. 10 ir tada 25 gramų kečupo, kažkur kečupas buvo. Kečupo šaldytuve. Ir dar druskos galim žiūrėti, galvoju įsidėti. Pažiūrėsim, pagal skonį paragausiu pirmą šitą visą jovalą. 33 gramai, koks dosnus šiandien. Taip atrodo pirmas bodybuilderio rimtas valgymas. Ką mes čia turim dar kartą greitai apibendrinant? 100 gramų sausų ryžių, 400 gramų vištos, salotų, 10 gramų alyvuogių aliejaus, šaukštas sojos ir 25 gramai kečupo turėjo būti. Nu, mes 30 dieną. Kiek čia maždaug kalorijų? Štuka 100, kiek manau. 1100. Minus 1100. Ir baltymų? 8 gramų iš vištienos. 8 gramų baltymų. Tai čia yra realiai paprasto žmogaus jau dienos dozė baltymų. Šiaip, jeigu pagal visus standartus paėmus, tai maždaug jo. Ok, tai ką, skanaus tau tikrai. Diginam. Tikrai, aš ne tavęs nenuvilsiu, bet kaip manim. Pirmi baltymai jau raumenyse, o dabar laikas ir pirmom tabletėm. Omega 3 žuvų taukai, gerdavau irgi paprastai, nieko įspūdingo čia. Jo, čia yra grinai virškinimų, kad greičiau susivirškintų ir šitas valgymas ir geriau įsisavinti. Tai ką išgeriam? Aš galvoju, tau 2. 2? O kiek tu paprastai geri? Šitas labai silpnas, labai lievas, tai aš geriu 5. Šiandien tik tai susitikome su juo ir dabar žiūrėjau kažkokias tabletės įmu. Nedarykit taip, nekartokit, bet aš taip pasitikiu. Ką, išgeršim? Yra mega. Košto, o. Ką, ok, arbata jau išgerta, maistas suvirškintas ir dabar keliaujame prie dar vieno valgymo. Taip, mes dar nevarom į džymą, mes varom prieš tai dar valgyti. Ką turime? 100 gramų makaronų. 100 gramų makaronų. 200 gramų jautienos, tai va, kiekvienam bus. Aha. Kol virs maistas ir kepsis, bus va, vienas obuolys man ir kiekvienas po bananą. Bam. So, let's go. Supratau, kepam mėsą. Opa, gražiai. Antras dienos mylas. Papasakau, ką mes čia turim. 100 gramų sausų makaronų, 200 gramų jautienos kiekvienam. Sausų makaronų, tai čia reiškia dar prieš virimą, ne? Pamatuoju. Taip. 200 gramų jautienos kiekvienam, liesos, 8% riebumo naudojom. Tada salotos, tiesiog agurkai ir žaliosios salotos. Dėl vaizdo. Nu, tiesiog, kad geriau mėsai įsisavinti ir visą kitą. Dar jeigu norisi išvirus, iškepus, galima alyvuogių aliejaus 10 ml dėti. Ką, skanaus? Važiuojam. Šties reikės su kolo. Pirmas skanesnis buvo. Nu ką, Hebra, Balaklava padarė 2 kąsnius. Sako, Hebra, junkit muziką ir nuėjo į tūliką. Nusėmė kaukę ir nuėjo į tūliką. Nu kągi, vėl pavalgym, truputėlį pirškino maistą ir po antro normalaus valgymo laukia mūsų dar papildų. Ką turim? Vėl virškinimui, tada čia kaip multivitaminai tiesiog va bendras. Ir čia tiesiog va kraujagyslėm bendrai tiesiog, kad geriau prasivaikščiotų kraujas. Jam šito nereikia, bet aš šitą naudoju, nes pas mane genetiškai gan silpnos. Tai va toks va miksiukas. Man bus 4, tau 2, o šito po 1. Ok. Tai ką, mūsų sneksas prieš džimą bus 2 reikės batono su uogiene, miškų uogų, 15 gramų šitėsim, ne? Ką tu čia darai? Duok kažką resursą. Užsispredinam. Nu ir ką, viskas. Vienas iš lengviausių šiandien valgymų, tiesiog duonus reikia su uogiene. Ok, ką, ruošiamės į džimą, dedame visus reikalingus daiktus.
Bet prieš einant į džimą reikia būtinai išgerti dar vieną eliksyrą. Povilai, papasako, ką mes čia turim. Gersime gryną gliucerolį, skaityk. Toksai įdomus daikčiukas. Jeigu gertumėm pusę, nu čia jau tau būtų dozė per akis, bet mes taupilsim visą. Čia šotas bus, tu patai. Jo, šotas. Čia nais bus hebra 12 gramų gliucerolio, čia sportininkai supras. Braškių toks, ne, kažkoks. Jo, visą šitą išaug. Nu, davai. Ir tada užsigerk vandenį. Ir kai šitą gerat hebra, nepagailėkit vandens. Beje, hebra papildys tam, su mano nuolaidos kodu poflės tai didžiosiam gausite nuolaidos kodą, jeigu norit būtent šitą įsigyti, nes tik pas jį yra šitas. Na tai sakau, reikia net norisi, ne vandens, taip pamatysit prieš kimstą. Kai šitą gerat, būtinai negailėkit vandens litras pusantro, nebent pamatysit, jūs patys norėsit. Ir paskui, čia Dar kažkas. Taip, čia nuplėšta etiketė, nekreipkite dėmesio. Irgi, bet čia pampui, tai dėsime vieną skupą, man jau karštą daros. Man, aš dvigubinas vaizdas man, bet čia gal normalu. Čia reikėjo vandens dėti daugiau, nu nieko, išgeram taip. Zenį, tikiuosi, kad jūs dabar šiuo momentu nesidžymė, nes ateina mes. Geriau visus svorius viską palikit mum, nežinau, ar užteks tiek. Ką, laikas į džymą? Jo, laikas į džymą. Žiūrėjom. Let's go. Nu ką, atvarėm su Povilu į džymą. Žinau, kad treniruotė bus labai rimta ir šiaip paprastai su striukė sportuoju, bet šiam kartui esu pasiruošęs specialų džymo outfitą. Ir tau kaip tik jį noriu parodyti. Bet gal ir gerulė. Turim tą seniuką įdėko už tokią. Visai neblogai. Panašus į tave? Nu, gal didesnis kažkaip man. Prieš treniruotę eisim dar su Povilu pasisvert. Svoris, aš spėju, mano dabar bus virš 90. Su batai, su viskuo. Ar tu to tikras? Dar tūlikė buvai nepamiršti? Dar tūlikė buvau. Žiūrėk, 8,990. Beveik atspėjai. Vyruti, 112. Prašylam sąnarius, apšylam ir tada judam daryti pratimus. Let's go. Viso, bus normaliai. Nu, tu pre-workoutų seniai čia baisiai išnešiojau. Tu jauti kažką? Nu, tipo, nežinau. Nu ką, tai pirmas bus grinai toksai pratimas spaudimas, bet ne va taip kaip plėšimą darom, o grinai siaurai darom, kad krūtinės viduriui. Daugiau krūtinės viršaus viduriui bus. Matai, ne taip plačiai, o va siaurai darom. Jau išsipučiau. Jau išsipūtė? Jau išsipūtė. Jau išsipūčiau. Kaip svoris normaliai? Ar per lengva? Jo, lengva šiaip, nu toks Šiaip apšilimas. šilimui 15 padai. Išsipūtė. Kaip jaučiasi normaliai krūtinė? Jo, nu tai truputėlį buvo lengvas toks visai svoris, Jo, čia bet apšilimui. labai stabilizuoti reikia, ta prasme, nes kabeliai, žinai. Kaip planas labai teisingas. Mokinamės. Oho. Čia jau normaliai. Aha. Oi. Dabar šitą aš pats maksą šausiu, nenoriu per daug svorio. Padėsi iš vienos pusės dasikelt? Jo, seniai, jo. Turi? Jo. So, let's go. Tai davai. Jis galvoja, kad čia treniruotė baigės, mes dar tik pirmą pratimą baigėm. Popki, šitas tai už tave, seniai. Šitas už visą tą glicerolį, kur man davėjai. Nu, davai, šitą tikrai turiu pajausti. Tai aš jau praeitą jaučiau. Nu, kaip šitas? Dar vieno neišgyvenčiau, tai galiu pasakyti. Nebent dar to glicerolio užmaišyti. Bet jaučias normaliai, Belia krūtinė. kaip, tipo, ir visiškai, tipo, kaip ir sakei, viršus. Geras. Pamatysi, šitas dar belia koks bus. Aš laukiu. Čia ne viršų, čia jau vidurį, grinai. Tai pabandom su tavo svoriu, kiek čia? Ne, daryk, per daug bus. Ne, užsimuši, nedaryk. 100% garantuoju, kad jam rytoj taip skaudės krūtinė kaip gyvenime dar neskaudėjo. Pamatysi, duodu 99% ištikrinu. Ir stenkis, kad alkūnės eitų per apačią visada va taip, grinai. Ok. Šitam. Gerai, ne? Jo, normaliai. Norėjo dar didesnį svorį, vos šitą padaro. Tai čia tau dabar, ką mes darom, yra normali treniruotė. Jo, čia įprasta treniruotė, grinai. Sunkumo lygiai nuo 1 iki 10 kiek šitą treniruotė? Kaip krūtinės treniruotčiai, tai duočiau 8 iš 10 įprasta, tarkim 10 šitą 8. Šitą grinai tokiam pampui išdirbimui labiau, o klasikinė daugiau masė jėgai yra, daugiau bazinių pratimų, čia daugiau izoliuotų tokių. Kol aš čia darysiu, papasakok, kaip iš 38 kg berniuko 112 kg Romilų kalnų papasakok. Tai pradžia prasidėjo viskas nuo skersinių. Užsikabinau, darydavau prisitraukimus, atsispaudimus, valgiau pradžiai sunku buvo suvalgyti pusę pokelio varškės. Pradėjau paskui daugiau, ten vieną pokelį, 2 valgyti, grinai režimą susistačiau ir va tai vis kėliau.
Per pusę metų priaugau iki kiek? Ten 5, paskui dar už pusės metų 7 jau svėriau, paskui dar už pusės metų 8, tada jau 8-7, tada šovau pirmą, ne, dar natūraliai iki 9, tada šovau pirmą ciklą, 100 įsinešiau, dar užvariau iki 104, pradėjau varžybose dalyvauti ir va tai, va, paskui po varžybų šokau dar plus 8 kilai, kažkas tokia istorija. Vis tiek nepradedi, taip iš oro nepaimė, tiesiog vieną dieną neatsikeli, pradėsiu davai sportuoti, kas tave įkvėpė? Aš buvau žemas ir žiūrėjau internete, kaip priaugti ūgio. Okay. Ir perskaičiau, kad kabėjimas ant turniko duoda ūgio. Sikabinau ant turniko, žiūriu, vos iškabu. Aha. Pradėjau kažkaip kabėti. Aš žiūriu, davai pabandysiu prisitraukimų, žiūriu, už savaitės jau 7 eina. Nuo 2 ant 7 iškart. Tada už 3 savaičių padariau masalapus tuos. Nu ir va tai va prasidėjo. Kaip ir kada iš vis prasidėjo pas tave tas kompytinimas? Vis tiek nepradėjai tiesiog ant turniko kabot ir kada tau prasidėjo tas problemos? Visai gerai užpūtęs, visai galėčiau gal ir Mr. Olimpiją nunešti. Visi taip žmonės pradėjo, žinai, rašinėti, sako, davai, dalyvau, davai, aš ten. Kada buvo tavo pirmas pasirodymas? Kai tik su 19, kada nulikau, pasėmiau Lietuvą iškart, paskui iš pasaulio šovų už 2 savaičių, 3, man atrodo, ir iškart pasaulio jaunimą pasėmiau. Tai kiek dabar esi dalyvavęs jau? 7 varžybose. 7, wow. Jo, visur jaunimą 1 paėmiau, iki 2-3, kultūrizmą tarp vyrų 3 dažniausiai lygdavau. Tai tu dabar esi dalyvavęs 7 turnyruose 7 ir 6 iš jų laimėjęs pirmą vietą? Ne, 7 visus jaunimą. 7 visus jaunimą pirmą vietą. Lietuvoje visur paėmiau, Latvijoje ir pasaulyje irgi. Normaliai. Ir nepamiršk daug vandens, tu visai negeri vandens, aš tau sakiau gerti vandens daug. Geriam, nemuš, geriam. Kiek tu čia šiam užsidėjai, o... Normaliai čia? Nu, rimtai matau nusiteikęs. Normaliai stumiuoš. Jo. Jau kaip aš beveik. Ujas. Lėčiau. 3. Davai, op, užlaikyk lėtai. Davai. Spaus, lėtai. So. Aš manau, jau pajauti kažkiek. Tokio pakartojimo gyvenime neturės. Dabar va, žiūrėk, op. Aha, okei. Va, ir suspausi, ne čia darai kaip visi, o grinai trumpesnį tokį vaikį čia. Pas daugumą krūtinę atrodo štai šitai, nėra pločio. Nuimtume maikę, nenustepčiau pas tave panašiai būtų. Tai gal nusimsim tą maikę, gal ir pažiūrėsim. Čia 20 pakartojimų. Nejuokauk, su 15? Nu, beveik 15 bent jau. Nes mačiau praeitą, kad visai nepadarė. Jau pagavo, jau gerai daro. Jums smagu ten prie kompo nesėdėt. Gerai mane. Ką, monsterio atsigėrė? Ką, traškučių atsiplėšė? Valgykit, gerkit, mes čia prakaituojam. Kažkada gal bus tokie kaip mes. Bet aš sportuoju, aš jaučiuosi alkanas, aš realiai nedavalgiau. Mes labai lėtai valgymus darėm šiandien. Dar 2. Nu viso, aš manau tikrai pajauti, čia reikia nuvalyti, nes visas užšlapino. Šiaip labai svarbu, džimės turi rankšluoštuko treniruotis ir aš visada su rankšluoštuko treniruojuosi, bet šį kartą pamiršom, tikrai pamiršom. Nu ką, darysim atsispaudimus lygiagretėse, krūtiniai, 2 setai iki maksimumo. 1, 2, 3, vienos plyšto, 14, 15, 16. Šitaip? Jo, stengias kuo daugiau kvėpti orą į krūtinę. Bent jau 8 turi būti. 15, 16. Tai kas yra? Oi, kojas. Normalu, kad mano dipsų kojas skauda. Ką, dabar bombinis bus pratimas tricui. Darysim ne kaip visi po 3 setus turbūt. Kiek darai setų tricui? 3. Mes darysim 6 setus. What the fuck? Op. Čia jau po 15 darysim visus. 6 setai po 15, čia gerai išgirdau? Taip, 6 setai po 15, visiškai teisingai. Normaliai. Nu jo, 100 pakartojimų. Beveik. Šitaip? Jo. Eik, tu savo manų riešai taip neveikia. Jo. Va, čia šitai vietai. Nu kaip? Blogai, seni. Kas tokius pratimus sugalvojo? Sunkus? Ai, na savo belia kaip. Čia Max Pumpui. Kiekvienas sporto klube, kai pasidaro sunku, turi savo garsą. Kiti daro... Ką tu darai? Kombinacija iš... Ir...
Pala, dropsetą dar. Dropsetas, Davai, sakai? dropsetą. Aš dabar tave patreniruosiu, davai dropsetą dar. Kiek galim, žiūrėk, aš tave net pamotyvuosiu. Turnas, trauk tu tą ragą, aš jau nebegaliu. Dar 5, dar 1, 2, Tada ne, ragelį. 2. Tu turnas. Jop, tavai. Pakel. Nieko, gerą apsaugą turi. Gerai, ekranas gal ir ne tos geras. Turnas. Nu ką, darysim pratimą tricui, kurio jaučiu gyvenime nesidaręs. Va tai va. Manau, šitas tu bus geras, iš ties kojas ten būnai. Žemiau, nuai. Ir siauriau rankas. Nu kaip tu šitas, tai aфиgenės. Tokią sakiau gyvenime sunkaus nebūsi daręs. Nu čia reikia pagauti, nes dar pradžiai alkūnės reiktų kuo daugiau į vidų, pas tave taip iškėjo. Vai. Alkūnės labiau į vidų. O. Kaip tau tricepso treniruotė? Tricepsas tai ištaškytas visiškai dabar. Yra dar viena iš metodikų, kai padarai, sako, reikia Schwarzenegger shock the muscle. Staigmenėlė, deimantiniai atsispaudimai iki maksimumo. Čia nedaug, kiek keist. Ir paskui nuo kelių damušam. So, va taip turiu sukristi, tada gerai. Aš jau out. Man užteko. So, mes done. Einam dabar lengvą pulsingą padaryti. Po gero workouto reikia dar geresnės vakarienės. Ir jis šiandien yra iš McDonald's. Tikrai tai. Kodėl bodybuilderiai valgo McDonald's, kas čia vyksta? Tai čia tiesiog maksimaliai greitam gliukogeno atstatymui, plus mes šiandien pradėjom valgymus daryti 12 maždaug. Nuskipint realiai teko vieną valgymą, tai dabar turėtų būti pradžiai 125 gramai ryžių, 100 gramų vištienos filė ir tada va, turėtų būti šitas valgymas, kalorijų toksai papildomas inteikas, čia mes paėmėm Big Tasty su šoninė ir tada mes dar po jo šausime kokteilį Oreo, ten paskui parodysim. Desertui. Ir tada realiai dar turėtų būti po jo avižos su riešutų sviestu, su varške, su proteinu. Problema tame, kad jisai tiek daug valgo, kad mes su filmavimais tiesiog nespėjom tiek daug valgyti. Dabar 12 val. Beveik yra vakaro, darom McDonald's valgymą, ten tiek reikia valgyti, kad net dienos neužtenka valgyti. Tai kas čia daug? Tai ką skanaujam tada? Pagaliau atėjom prie paskutinio šiandienos mylo, kuris yra desertinis šeikas. Taip, bet čia yra beje paslaptis, paskui parodysiu papildus, kokius reikia išgerti, kad nueitų į raumenį labiau negu į riebalą, bet čia bus paskui. Gerai, 300 ml pieno, visas ledų. Visas ledų? Taip. Ir atidaryk sausainius. Lifehackas jums, jabra, kad šeikas gautųsi normalus, skanus, sausainiai gautųsi didesni, reikia maždaug blendinti po 2 sekundės. 1-2, tada sustoji, 1-2, prasisuka vos ir tada sausainio gabaliukai tampa didesni, tada skaniau gaunas. Va ir dabar įmetam dar vieną sausainį. Nu ką, ready? Paprastas šeikas per literaliai 30 sekundžių padarėm. Bet čia tirštas, čia bus tirštas. Ir čia jisai turi tiesiai raumenį. Toks pusė ant pusės. Pusė į gliukogeno atstatymą po treniruotės, nes matai darėm labai sunkią krūtinės treniruotę. Ką, ragaujam, ne? Nu ką, skanaus čia bus tirštas, iškart sakau. Nu kaip daug kokteilis. Geras. Tai buvo, jeigu čia tokius geri ir atrodai paskui taip kaip tu, tai čia kiekvieną dieną galima dabar. Kiek kalorijų iš viso šiandien suvalgėm, parašysim kažkur apačioj. Po tokio mylo, po tokio šeiko, ką šiaip veikia? Jeigu pasikuriu, padirbu su klientais, tada jeigu lieka laisvo laiko, dar laivą pakuriu, kol darausi va dar vieną valgymą, nes paskui, sakau, turėtų dar būti. Ir taip, ir tada po šito reikia iškart šauti, tokio papildo. Ne reklama, bet tiesiog insulaminas. Čia yra, kaip gaunasi insulino, bet papildas. Tai gaunasi dar labiau padeda tuos daidus angliavandenis į raumenį pertransportuoti po treniruotės, nes po treniruotės būna gliukogenas visas išdegintas. Tad reikia atstatyti kuo įmanoma greičiau, užtat aš naudoju greitas anglis. Ir plus desimetu šitą papildą. Aš jau sipučiau. Kai išgėrėm kokteilį, buvo 3 valanda. Aš užmigau ir visai pamiršau Paului teikti vieną dalyką, kurį jam buvau paruošęs. Nu, sveiks, Paulai. Sveikas. Ką, praeitą kartą užmigom, daug valgym, buvo visko daug, skubėjom ir pamiršau tau paduoti vieną dovanėlę, kurią buvau tau paruošęs. Tai visų pirma, noriu tau padėkoti dar už tai, kad radai laiko mum, kad parodai žmonėm, parodai man, ką reiškia būti tokiu monstru kaip tu.
Kaip valgai, kaip sportuoji, kaip atrodo tavo dienotvarkė? Ačiū ir jums už pakvietimą, labai už filmavimą, tikrai dėkoju, smagu buvo, kad priėmėt smagiai viskas. Vis dar labai smagu, kai sutinka žmonės, galim daryti tokį kontentą. Kadangi garsinį Lietuvą, turi tikslų ir juos sieki, turi tau mano sukurtą titulą ir tai yra Kokį? sertifikuoto Eina, sertifikuotas monstras. sertifikuoto monstro titulas. Žinau, kad tu dar labai daug turėsi visokių medalių, visokių apdovanojimų gyvenime. Garsinį Lietuvą, kaip ir sakiau. Tokio tikrai neturėsiu. Vienintelį tokį turėsiu iš Valaklavo sertifikuoto monstro. Siekit ir jūs savo tikslų ir pasieksite tokį tikslą. Jeigu žinot kažkokį sertifikuotą monstrą, kuris turėtų šią statulėlę irgi gauti, parašykit komentarus, atvažiuosim, praleisim su juo dieną ir pažiūrėsim, ar jisai jo tikrai vertas. Tai va. Pasiekit Polo Instagram'e, o mane pasubscribinkit kaip visada YouTube'e. Važiuojam.